Koks pratimas yra geriausias, norint numesti svorio? Bėgimas? Just enjoying it. One thing, oops. Atsilenkimai? Gal plaukimas? Nei vienas iš jų. Tiesą sakant, nėra nei vieno pratimo, nuo kurio jums kristų svoris, jeigu nebus suderinta mityba. Kad sėkmingai kristų svoris, mums reikia ne 2-3 valandas per dieną praleisti sporto salėje, bet būti kalorijų deficite. Kas tas deficitas ir kaip tai veikia, toj paaiškinsiu. Kasdieną mes išnaudojame tam tikrą skaičių kalorijų. Kvepuodami, judėdami, dirbdami, tiesiog gyvendami. Ir jeigu mes suvalgysim didesnį skaičių kalorijų negu sunaudosim per dieną, mums augs svoris. Bet tai nereiškia, kad pradėjus sportuoti, numesite svorio. Kodėl? Tarkim, per dieną aš sunaudoju 2000 kalorijų, o suvalgau 3000. Aš turiu 1000 kalorijų perteklių. Man kyla svoris. Kažkurioje vietoje jisai sustos. Ir jisai nebekils daugiau, kol aš nepradėsiu valgyti daugiau. Vieną dieną aš nusprendžiu, kad noriu numesti svorio. Eisiu bėgioti. Išeinu, bėgu valandą. Per tą valandą aš sudeginu, tarkim, 500 kalorijų. Dabar mano sunaudojimų kalorijų skaičius yra nebe 2000, bet 2500. Vis tiek aš turiu 500 kalorijų perteklių. Mano svoris truputį nukris, nežymiai gal porą kilogramų, priklausomai koks svoris yra dabar. Bet aš vis tiek sunaudosiu mažiau kalorijų, negu aš suvalgau. Ką tokiu atveju aš turiu daryti? Aš turiu suvalgyti mažiau nei 2000 kalorijų. Tai yra mažiau kalorijų, negu aš per dieną sunaudoju. Ir tai yra kalorijų deficitas. Jeigu valgyt mažiau nenorit, kitas variantas yra sudeginti daugiau kalorijų negu suvalgot. Šiuo atveju, jeigu per valandą aš sudeginu 500 kalorijų, man reiktų bėgti 3 valandas į dieną, kad aš būčiau kalorijų deficite. Todėl labai svarbu yra žinoti skaičių, kiek kalorijų jūs sunaudojat per dieną, kiek jums reikia judėti ar kiek jums reikia suvalgyti, kad būtume deficite. Jeigu šitų dalykų nežinot, paprasčiausiai jums vien sportas rezultatų neatneš. Ir jeigu jūs dabar prasibėgėte valandą, nusprendžiat, dabar tai nusipelniau. Nuvarot į McDonald'ą, pasiemat Big Mac'ą, dar gėrimą, gal kokį milkshake ir per tas 3-4 minutės, kol jūs surijat tą Big Mac'ą, jūs susigrąžinat tą patį kalorijų skaičių, kurį jūs valandą deginot. Gal netgi daugiau. Tai dabar kasdieną, jeigu jūs bėgsit valandą, ir po to surysit po Big Mac'ą, svoris nesikeis. Jūs galite sportuoti kiek norit. Kiekvieną dieną bėgiot po valandą, nenumesit nei gramo, gal netgi priaugsit daugiau. Ir taip sportuodami, svorio nenumesit, aišku, bėgimas jums duos energijos, būsit stipresni, žvalesni, sveikesni, širdies darbas geresnis, bet svorio jūs nenumesit. Lygiai taip pat su belekokia sporto programa gali duoti absoliučiai tuos pačius pratimus žmogui kalorijų deficite ir kalorijų pertekliui. Sportuos abudu absoliučiai vienodai. Vienas numes svorio, kitas priaugs svorio. Todėl yra labai svarbu žinoti, kiek maisto turit suvalgyti ir kokio maisto turit suvalgyti. Ta pačia vištiena su ryžiais ir brokoliais. Jei valgysit per daug, jums nekris svoris. Jeigu patys tingit, nenorit ar neturit laiko skaičiuotis tas kalorijas, galit susisiekti su manim, aš sudarysiu jums mitybos planą ir nereiks galvoti, ar teisingai darot, ar neteisingai, kiek ir kokio maisto reiks valgyti. Tiems, kas šiuo metu neturi galimybės įsigyti plano, bet domisi sportu, sveika mityba, aš sukūriau Facebook'o grupę, kur nemokamai dalinsiuos kiekvieną savaitę patarimais apie sportą, mitybą, pratimais ir kitais dominančiais klausimais. Todėl, jei norit prisijungti, palikit komentarą ir aš jūs pridėsiu. Sportuokit protingai, iki.